Oi, geras, labas rytas, labą dieną, geras sekmadienį, matyti dar žmonės čia trečią dieną susirinkusius. Ir šiandien pasišnekėsim apie AAA žaidimus, Lietuvos rinką, regionų rinką, kaip apskritai žaidimų kūrėjams sekasi Lietuvoje ir šioje Baltijos regione, Europoje, kokia yra ateitis ir kaip mato su tikrai šios industrijos, manyčiau, profesionalais ir žvaigždėmis. Tai yra Mantas Katinas, paplokim visi prašau. Šarūnas Ledas ir Andrius Mackevičius. Tai aš tada trumpai, kad visi įeitume į bendrą ritmą, gal jūs galit, kuris nors, arba visi šiaip jau, apibūdinti, kas yra AAA žaidimai trumpai ir kokiam, iš esmės paaiškinti, kas tai yra. Kas drąsiausias bus? Aš galiu, jau ir įjungta. Taip, tai aš manau, kad daugelis su AAA žaidimai šiaip yra susidūrę, bet kadangi AAA žaidimo kaip tokios savokos bendrinės nėra patvirtintos, tai jinai vis yra kintanti. Tai tarkim, kas buvo AAA žaidimai 90-ais kokiais metais, tai nuo to, kas yra dabar, gan smarkiai skiriasi. Šiaip AAA yra mūsų blockbusteriai vadinamieji, tai didžiausio biudžeto, didžiausi production value žaidimai, tik tai sakau, kadangi tas labai smarkiai skiriasi, tai tarkim 2000-aisiais, kai buvo GTA 3 išleistas, jo bendra komanda buvo 20 keli žmonės ir dabar GTA 6 kūrė, jį daro keli tūkstančiai žmonių, tai ta prasme savo laiku ir GTA 3 buvo AAA ir dabar naujausias AAA irgi bus, tiesiog jų mastai su kiekviena karta, su kiekvienais metais vis kyla. Pasiėmėt mikrofonus, galvoju, ar kažką papildyti gal tai? Jo, nes neseniai skaičiau ir man įdomus irgi buvo kampas, kad dabar kai kas diskutuoja, kad AAA yra tiesiog pasiekimas. Jeigu Minecraftas jisai niekaip nebuvo ir negali būti prilyginamas klasikiniam apibrėžimui, bet jo sėkmė post factum jau gali būti prilyginama. Tai turbūt pradinė kilmės priežastis buvo apskritai labai daug biudžeto, didelė grafika, o dabar kai kas diskutuoja, kad apskritai, jeigu pasiekia didžiulę sėkmę ir jeigu tavo žaidimą žaidžia tenai milijonai žmonių pasaulyje, tai tu esi AAA. Aš dar papildyčiau, kad įdomu, kad apsisuko tas ciklas šiek tiek, nes dabar net 20-50 žmonių komanda gali tokį kaip ir AAA žaidimą sukurti, pavyzdžiui, kaip Hellblade'as. Nebuvo didelė labai komanda, bet jis priskirtinas kaip ir prie AAA praktiškai. O dar papildant Mantą, tai įvestas ir naujas terminas yra AAA, kur yra kaip ir indie komandų ar kažkokių tokių labiau indie atrodančių žaidimų, bet su labai labai didelė sėkmė arba kažkokiais ten didesniais biudžetais ar panašiai, tai AAA tai yra triple indie kind of toksai naujas terminas. Tai žodžiu, iš tikrųjų sunku apibrėžti, kas tas yra AAA ir dėl to įvedami ir nauji terminai ir plečiasi tas terminas ir jisai kinta tikrai. Tai su laiku, kaip sakė, ar ne, tai kad keitėsi tie žaidimai su laiku, tas AAA kartelė keliasi, bet tas esminis faktorius, nes aš kaip suprantu, yra nebūtinai vien pinigai ir kokybė, bet gali būti, kaip ir man tas sakė, kad populiarumas, ar ne, galėtų būti žaidimas tapti AAA, jeigu jau jį visi žaidžia, tai tu negali sakyti, kad jis ne AAA. RuneScape'as, pavyzdžiui, iš senųjų žaidimų, yra AAA ar ne? Nes šiaip tai netrodo sudėtingas žaidimas turbūt, bet jį žaidė nemažai žmonių. Ne, čia tai, ką aš pasakiau, yra tik daugiau nauja interpretacija ir jinai tokia turbūt mažai patvirtinimą turi, bet aš tikiu, kad ką dabar mes ir šnekam, kad apskritai tas apibrėžimas jisai evoliucionuos. Man jau dabar atrodo, kad AAA yra per maža klasifikatoriaus skalė, nes mes dabar turime indie, tada AA ir AAA, bet šiaip tai žaidimų pasaulis jisai daug patobulėjo ir aš bent 5 klases turbūt matyčiau, o ne tik tai 3, kurios atrodo skiria dabar 100 milijonų pradinio biudžeto nuo 5 milijonų, tiesiog per didelė atskirtis yra. Kokios būtų tos, sakykime, 5 klasės, tai sakot, matytumėt 5? Kaip minimum viena būtų tarpinė tarp AAA ir AA, nes tiesiog yra žaidimų, kurie negali būti prilyginami kelių šimtų milijonų biudžeto pradiniam, bet jie pasiekė sėkmę ir jų grafika pakankamai, jų tiesiog meta yra mažesnės apimties, jie neturi tokio ilgalaikiškumo, jis yra seklesnis žaidimas, bet jo finansinė charakteristika gali būti ne ką blogesnė negu aukščiausios klasės.
Tai kam, jeigu norėtume sukurti AAA žaidimą, ar ne, kam reikėtų pirmiausiai skirti daugiausiai dėmesio? Šiaip dažniausiai lengviausia tą pasiekti yra pasitelkiant grafiką. Tai vad kaip priminėjo tą senuo Sacrifice, jisai atrodė, jis iš gameplayaus pusės yra gan paprastas žaidimas, bet jo vizualinė pusė, animacijos, personažai, kaip atrodo ir juda per pasaulį, pasaulio ta grafinė kokybė jau buvo labai aukštam lygmenį. Tai manau, kad čia būtų vienas iš tų tokių galimų būdų, naudojant motion capture ir kitas technologijas, pasiekti gan aukštą grafinį lygį ir turint, kad ir paprastą gameplayų, bet įdomų pasaulį, aš manau, kad čia vienas iš tų būdų, kaip galima turint net ir 50 žmonių komandą padaryti tą vadinamąjį double tarp AAA žaidimą. Kiek reikėtų žmonių, nes kaip suprantu, vis tiek dešimtim skaičiuom, kiek reikėtų žmonių sukurti, nežinau, AAA gal čia jau turbūt per aukšta kartelė, bet nežinau, AA tą žaidimą, ar ne, kaip minėjau, kiek reikėtų žmonių, jeigu aš turiu svajonę sukurti kompiuterinį žaidimą, turiu idėją, nežinau, kiek, minimum, nes visą laiką visi nori žinoti, kaip, kuo pigiau, kuo paprasčiau, kaip padaryti. Aš tai sakyčiau, kad tikriausiai kokiu 50 jau būtų skaičius, su kuriuo galima kažką, su paprastesniu gameplay'um, bet tokia aukšto lygio grafika ir ten kažkokie elementai labai išdirbti. Tai aš manau, kad galima, bet čia aišku būtų įvairiausių iššūkių, nes jau nuo pat pradžių reikia projektuoti tą žaidimą atitinkamai, nes tam tikri žaidimai tiesiog be 500, be 1000 žmonių nepasidarys niekaip. Tai atitinkamai planuojant ir projektuojant žaidimą, tai 50-100 tikrai įmanomas skaičius kažką nuveikti rimto. Kas realiai reiškia nuo 5 iki 20 milijonų 2 metų biudžetą. Čia tiesiog taip išverčiu. Labai šiaip gerai, teisingai, nes aš gavau 50 praktikantų. Bet gerai, tai pinigai akivaizdu dideli, šiaip didelė dalis, čia man tai jums galbūt klausimas, nes vieną jūsų interviu skaičiau ir jūs sakėt, kad apskritai žaidimų industrija, nežiūrėti ją kaip į pramonės šaką yra klaida. Nes jinai gali paliesti daugiau šakų, ne tik ir ten gamybą, inžineriją, bet ir švietimą ir taip toliau. Gal jūs galite išplėsti tą mintį, kodėl jūs manot, kad žaidimų pramonė apskritai yra labai svarbus dalykas ir turėtų būti pakankamai svarbi investicinė kryptis? Tai dvi kategorijos, kurios skeilina dabar kitose srityse, tai viena yra pats gamificationas, tai yra psichologinė technika, kurią naudoja ir švietimo srityse, ir engagement'e, jeigu nori žmonių motivaciją didinti korporacijose. Tai pats principas yra, kad žmonės įsitraukia motyvuotai ir turi tam tikrą gamification logiką ir tai plinta per skirtingas industrijas, čia viena dalis, o kita yra pati technologinė. Tai mes dabar aiškiai matom, ką Apple daro, žinome, ką Meta bando padaryti, tai akivaizdu, kad žaidimų industrija yra pamatinė kūrybinė technologija, kuri jinai išauga į labai skirtingas kategorijas. Gali būti, kad atsiras irgi kažkas netgi tarp filmų ir žaidimų, bet nebus tai, ką mes dabar suvokiame, dėl to, kad kūrybinė prasme jas turi tam tikrą bazę, kuri auga. Tai dėl tos priežasties tai nėra tik tai niša, o tai yra viena iš, turbūt mano suvokimų, 5 pamatinių industrijų, iš kurio išaugs visas kitas. Kaip jūs galvojate, pritartumėte? Aš kaip suprantu, pritartumėte tokiai minčiai. Štai dar papildyčiau, kad ir pats žaidimų kūrimas kaip industrija, net atmetus iš tikrųjų tas gretutinės šakas, jisai yra ir pasaulyje, ir Lietuvoje vienas greičiausiai augančių ir vienas daugiausiai pajamų darbuotojai generuojančių sektorių. Tai bet kuriuo atveju investicijos ir privačios ir valstybės yra labai logiškos tokiam sektoriam, kurie turi didelę potencialią grąžą. Tai aišku, tai yra iš kitos pusės labai rizikingas rytis, nes tai yra hitais paremta industrija ir niekas niekada nežino, ar žaidimas tikrai pasiseks, ar kažkam tiesiog daugumai žmonių kažkodėl neprilips. Tai yra ta didžiulė rizika, bet grąža užtat irgi labai didžiulė. Pamiršau paminėti, kad šiaip meta ar blockchainas arba kripto iš esmės irgi yra išvestinė arba labai tampriai susijusi su žaidimų pamatinė industrija, nes jinai tam tikrą prasme yra virtualus simuliatorius, kur gali testuoti bet kokias pasaulio idėjas. Tai tik tai, kai korporacijos jau supranta aplikacijas realybėje, sukuria verslą kažkokį, kur yra žmonės kaip SaaS moka pinigus už subscriptioną, bet pirmi žiedai tai gimsta žaidimų industrijos kažkokiuose formuose arba aplikacijose, kurio žaidėjai kuria. Geras.
Tai jūs sakėt, kad pramonės šaka auganti, akivaizdu. O kaip Lietuvoje beje sekasi? Labai gerai. Šiaip labai gerai, nes prieš porą metų mes jau turėjom apie 1500 darbuotojų šito industrijoje, kurie generavo tikriausiai 150 milijonų eurų pajamas per metus. Kai atsikraustė Wargamingas ir dar viena kita studija, tai iš vis dabar turim tikriausiai arti 3000 darbuotojų, tai ta industrija beveik padvigubėjo ir tikriausiai jos pajamos yra dabar gal 200-250 milijonų per metus. Na tai jeigu palyginimui, tai visas kitas pramogų industrijas tikriausiai sumoja lenkinti industriją. Čia visam pasaulyje iš tikrųjų, bet ir Lietuvoje. Na, gal ne visas, bet gal knygų kokių dar nelenkia, bet filmus, muziką ir taip toliau. Tai ir jinai tikrai vis dar auga ir Lietuvoje, ir visam pasaulyje, tai to potencialo dar lubos yra aukštos. Tai aš dar galiu prisidėti labiau iš indie žaidimų pusės, tai va čia minėjo, kad ten yra didelės studijos, dar kažką, bet iš mūsų pusės mes, kai dirbame su indie žaidimų leidyba, tai aš tiesiog pastebėjau tą tendenciją, kad kiekvienais metais atsiranda vis daugiau studijų, kurios kūrė indie žaidimus, kurios juos pitchina mums, kad mes juos išleistume, kurios jau sėkmingai pasirašusios sutartis su užsienio leidėjais ir gan garsiais ir gan žinomais, tai yra tikrai keli vardai, kurie tenai su kodolinė, man atrodo, su paradoksais leidžia savo strateginį žaidimą, tai ta prasme, kiekvienais metais atsiranda vis daugiau tų žmonių, kurie arba jau kažką daro, arba jau yra pasirašę sutartis ir turi žaidimus išsileidę, tai tikrai augimas yra akivaizdus su tais, kas buvo net prieš 4-5 metus. Aš atsimenu vieną palyginimą ir jis man įstrigo, kad šiuo metu žmonių, kurie dirba žaidimų industrijai Lietuvoje, yra panašus skaičius tiek, kiek Suomijai, o apyvarta generuojama skiriasi 10 kartų. Tai man tai yra irgi vienas iš... Suomijos naudai turbūt. Taip, tikrai Suomijos nauda. Jeigu aš dabar tiksliai nepasakysiu, man atrodo 2,5 milijardo eurų yra Suomijos eksportas žaidimų. Lietuvos, jeigu minėjom 250, bet žmonių skaičius tapatus yra, įskaitant tas naujai atsikrauščiusios studijos. Tai aš tai laikau, kad tai yra potencialas. Jeigu tiek pat žmonių turim, o tokią apyvartą generuoja, tai tokią maždaug augimą galima pasiekti netgi su dabartiniu talentų skaičiu. O kas, aš čia nenoriu nuskambėti keistai, bet va čia labai tas Suomijos pavyzdys puikus, beje, buvau šitą pavyzdį irgi pasižymėjęs, tai tiesiog man buvo toks klausimas gimė, ko mums tada trūksta, kad, ar laiko tiesiog trūksta, ar ko mums trūksta, kad jeigu atrodytų, kad panašios situacijos be 10 kartų skiriasi pajamos. Trūksta AAA studijos, nes ta prasme kiekis žmonių tas pats, bet Suomija jau turi AAA darančias žaidimų studijas, tai aš bijau sumeluoti, bet man atrodo, tie patys Remedy yra Suomijai. Ar jie... Čia iš tikrųjų gal papildysiu šiek tiek, kad Suomijoje tai bent jau dar prieš keletą metų tai pagrindinės pajamos ateidavo netgi iš mobiliųjų žaidimų, tai buvo Supercellis, Rovio, tai ten Supercellis aišku tikriausiai yra visiškas lyderis ir Suomija buvo viena iš lyderiaujančių pasaulyje mobiliųjų žaidimų studijų, tai netgi jie neturėdami kažkokių AAA ar tokių ten nežinau, tarp hardcore gamerių žinomų brandų jie lyderiauja žaidimų industrijoje. Okay. Tai atsakant, nežinau, neatsakant, bet šiaip kokią nors AAA studiją, aišku, dabar jau turim Wargamingą, bet dar kokią nors AAA studiją galbūt pagelbėtų, bet net ir mobiliosiose platformose ar su esamomis studijomis kažkoks proveržis vienoje ar dviejose studijose galėtų padėti. Suomijoje iš tikrųjų labai prisidėjo ir valstybė, nes jie prieš 15 tikriausiai metų turėjo fondą inovacijoms ir technologijoms ir ten žaidimai puikiausiai pateko, tai tie patys Supercelliai kažkurio metu gavo finansavimą iš valstybės, kai kurios kitos studijos, galiausiai jie tada pritraukė privačius investuotojus ir galiausiai sukūrė žaidimus, kurie neša didelės pajamas. Tai na, čia irgi dar vienas faktorius, tai aišku, valstybės dėmesys irgi nepatrukdytų. Bet, na, vėlgi, aš manau, kad mes einam teisingą linkmę, tie patys Nordcurrent, tai yra didžiulė sėkmės istorija, Wargamingas, kuris galbūt čia nesusikūrė, bet dabar tikrai tikiuosi garsina ir ilgai garsins Lietuvą.
Ir yra kitos studijos, kurios puikiausiai čia veikia ir manau, kad dar savo lubų nepasiekė. Aš tai matau dabar tam tikrą galimybę, nes atsimenu prieš 7 metų, kai diskutuojama buvo apie žaidimų industriją, aš tuo metu dirbau bandant pritraukti tas studijas, tai pagrindinis klausimas buvo, kad labai mažas kiekis talentų, ar ne, ateinant biškai rimtesniam žaidėjui. Jeigu neturi specializuotų 500 000 žmonių, aukštesnės patirties labai sunku. Šiandien dienai žmonių skaičius industrijoje yra, mūsų rinkai šiaip yra net didesnis negu vidutinis. Bet trūksta tam tikros erdvės, kuri būtų inkubavimo akceleratorius principus taikytų, tai reiškia tam tikrą subkultūrą, kur žmonės gali bandyti kurti žaidimus, gauti tos valstybinius grantus, susitiktų žmonės, kurie nori kurti žaidimus ir tie, kurie jau kūrė jos 20 metų, nes dabar šitos visos ekosistemos jos gyvena, bet pakankamai fragmentuotai. Tai jeigu norėčiau pats atvesti svečią, pas mus yra iš Amerikos vienas studijos vadovas, tai man sunku Vilniuje identifikuoti tokius renginius, tokias erdves ir tokius susitikimus be žaidimo asociacijos, kurie vyksta, kur galėtume ateiti ir sakyti, tai bandykime dalinti savo patirtim. Tai nežinau, kieno čia šiaip iniciatyva turėtų būti valstybės finansavimas, tai aišku valstybės, bet to žaidimų industrijos know-how ir visų renginių akceleravimas, kaip ir bendruomenės turėtų būti iniciatyva. O bendruomenės vis tiek, mes kalbam apie šalies viduje, nes žaidimų industrija toks tikrai jau globalus verslas, tai yra globali industrija ir čia nebūtina turėti kažkokią geografiją, ne vieną poziciją, bet valstybės viduje, kaip jūs sakote, jeigu tarp bendrovių ar tarp kažkokių hubų ar tarp studijų būtų didesnis bendradarbiavimas ar kažkas taip padėtų, tai to šiuo metu šiek tiek trūksta, ar aš netaip suprantu? Tai jeigu Game Jamą pasimtumėm, tai čia turbūt yra hackatonas mūsų, vienas per metus vykstantis, tai šiaip normalioje rinkai turėtų vykti kas ketvirtį, jos dalyvių skaičius turėtų būti tam tikras, tai reiškia, nes šiaip ateina labai jauni žmonės, bet ir su patirtim. Tai šiuo metu, kiek aš esu stebėjęs, tikrai yra labai jaunas renginys ir kokybės prasme, ir dalyvių. O jeigu norėtume sukurti žaidimą, tai aš įsivaizduoju, kad ateina keli žmonės iš Nordcurrento, susirenka iš Malsofto, iš kažkur kitur, yra keli žmonės iš Indie studijos ir jie sako, žiūrėk, pabandom per savaitgalį patestuoti kažką. Tai iš šių žmonių idėjų yra šansas išgauti AAA. Faktas, kad ne iš moksleivių. Jie turbūt mokosi tame procese. Bet jeigu susitiktų žmonės senior ir jie galėtų keistis idėjami, yra tikimybė, kad susikurtų komanda, kuri sakytų, mes turim idėją. Aš čia gal papildyčiau istoriškai, tai Lietuvoje labai įdomu yra su tais game jamais ir kitais renginiais, kad pas mus pirmas game jamas, tai čia toks kaip hackatonas, tik tais žaidimams 2002 metais įvyko. Ir tie žmonės, kurie turėjo potencialo kažką sukurti, AAA ar AA, tai jie buvo pagrindiniai organizatoriai, ten susitikdavo ir dalindavosi idėjom. Jie tuo metu, 2005 metais išleido Sibiro konfliktas, toks buvo žaidimas AA lygio tuo metu. Ir tada dauguma tų žmonių išvažiavo kažkur, įgijo šiek tiek patirties, tada vienas iš jų įsidarbino Unity ir jie čia tada visi sugrįžo dirbti Unity. Tai galbūt čia nėra blogai, nes Unity iš tikrųjų labai pakėlė industriją Lietuvoje ir iš tiesų padėjo daugeliu studijų augti mobiliojoje platformai, nes tuo metu Unity buvo labai puikus ir vos ne vienintelis įrankis taip patogiai kurti žaidimus telefonams. Bet iš kitos pusės tie žmonės galbūt, jeigu būtų toliau kūrę kažkokią žaidimų studiją, tai galbūt dabar jie būtų vieni iš tų įkūrėjų didelės AAA studijos. Bet vėlgi sakau, tai nebūtinai blogai, nes iš dalies dėl jų atsirado labai daug kitų studijų. Bet jo, istoriškai tai ta game jamų kultūra pas mus labai gili buvo ir savo metu tikrai postumį padarė. Ir vis dar aš manau, jo, dabar labai daug į game jamus ateina studentų iš tiesų, bet tie game jamai pas mus jie yra vieni didžiausių pasaulyje. Tai yra didžiausias apskritai hackatonas tikriausiai vykęs Baltijos šalyse, nes mes esam turėję labai šaunių hackatonų tokių bendromis temomis, tai ten susirinkdavo 200-300 žmonių, o į game jamus Lietuvoje ateina ir 300-400. Jeigu vyktų dažniau, aišku, būtų mažiau, tai klausimas, ar geriau vienas didelis, ar geriau kas ketvirtį, bet po 100 žmonių, tai čia tikrai galima svarstyti, bet aš manau, kad tie game jamai pritraukia naujus žmonės ir naują talentą į tą industriją, kas irgi yra gerai. O tai užsiminė jau šiek tiek, mes ir kalbėjom šiek tiek užkulisiuose,
O kaimyninės šalis tada kaip sekasi joms Latvija, Estija, Lenkija? Kaip mes šitam kontekste atrodom? Taip pat ar kažkaip, nes šiaip tas labai. Aš manyčiau, kad pagal žmonių kiek aš statistikos 100% nežinau, bet aš kalbu būtent pagal studijas, tai garsių žaidimų, ta prasme, šiaip Lietuva turi Human Fall Flat, Estija dabar turi savo paskutinį hitą Disco Elysium, tai Latvija dar kol kas tokio žaidimo iš PC konsolių sferos aš nežinau, bet kalbant apie pačių studijų kiekį, jų dydį ir panašiai, tai Lietuva ir Estija, sakyčiau, ryškiai prieš Latviją pirmauja, bet kiekvienoje šalyje lygis yra gan panašus šiaip. Nėra, kad viena gan smarkiai atitrūkusi nuo kitos būtų šviesmečio atžvilgiu. Jo, Baltijos šalis nėra lyderiaujančios arba iškilusios regione. Kaip tik mes esam tokiam kanjone, nes yra Suomija, Švedija ir šalia Lenkija. Tai šitos 3 šalis yra tikrai pasaulinio lygio lyderiaujančios žaidimų industrijai. Tiesiog santykiniais rodikliais. Eksportas, BVP santykinis dydis arba didžiausių žaidimų, kuriuos žino pasaulis, ten išimtuką. Tai Lenkai ir Suomiai su Švedais, jie tikrai išskirtiniai. Mums kaip ir gerai, nes šiaip geografijom yra svarbu turėti šalia rinkas išvystytas, tada tas žinių mainai vyksta pakankamai sparčiai. Nepaminėjom, bet šiaip yra tokie, kai analizuoja bet kokios ekosistemos sėkmę, kažkokius irgi randi tam tikrus pamatinius dalykus, tai Suomija beje Nokia buvo, ne? Kodėl jie mobile daugiausiai yra koncentruoti, nes turėjo mega kompaniją, kuri turėjo labai daug patirties mobilių žaidimų srity ir tokiu būdu tiesiog išnaudoja savo stiprybės. Tai kiekviena šalis ir kiekviena ekosistema gali rasti savo išskirtinumą, kuris yra šiuo metu yra vyruojantis Lietuvoje, pavyzdžiui, gal Unity yra Unity-based kažkas tai. Mes turbūt vieni pirmųjų galim sužinoti, ką kūrė Unity, tai jeigu busit pirmi prie stalo ar sukursit kažką, gal tai yra konkurencinis privalumas. Aš dar taip, jo, mes tikrai negalim lyginti su kokia Lenkija, bet aišku, Lenkija yra daug didesnė, Švedija, Suomija daug mažesnės, tai mes jos norim lygiuotis, bet lygintis kol kas dar tikrai ne. Prieš Latviją, Estiją iš tikrųjų mes tikrai atrodom daug geriau. Ir žmonių dirbančių industrijos skaičiumi, ir generuojama apyvarta industrijos, ir sėkmės istorijų skaičiumi. Iš tiesų, netgi, sakyčiau, Estija ir Latvija tikriausiai industrija yra panašiai, gal Disco Elysium šiek tiek iškėlė Estija, ten yra dar Creative Mobile, kurie turi dabar labai sėkmingą virtualiosios realybės žaidimą, prieš tai turėjo ten tokius drag racingo žaidimus. Latvijoje ilgą laiką gyvavo nemaža Game Insighto studija, tai Game Insightas, kuris turėjo centrinę būstinę Lietuvoje, bet Latvijoje tikriausiai buvo didžiausia jų kūrimo studija. Tai savo laiku irgi turėjo, bet kažkokių didelių sėkmės istorijų gal dar ne, bet pati industrija auganti sėkmingai, bet Lietuvoje kažkaip jinai brandą pasiekė daug anksčiau ir daug, tas augimas didesnis. O čia sėkmė yra, ar kad branda anksčiau yra pasiekiama, ar kas lemia tokius dalykus? Aš tai jeigu taip spėčiau, tai tikriausiai sėkmė, kad atsirado savo laikų žmonės, kurie inicijavo vėlgi tos pačius game jamus, tą patį Unity atvedė į Lietuvą. Tie patys Nordcurrent, pavyzdžiui, tai yra seniausia tikrai Lietuvoje studija, gal net Baltijos šalyse. Tai virš 20 metų gyvuojanti įmonė, kuri toliau sėkmingai kuria žaidimus ir sakyčiau, vis dar auga ir tobulėja. Tai tikriausiai, nežinau, kas lėmė, kad tuo metu atsirado tie žmonės, bet tai buvo tiesiog studentai, kurie norėjo kažką to industrijoje daryti. Galbūt Latvijoje, Estijoje tiesiog tie žmonės neatsirado. Aš tai netikiu, šiaip vien tik sėkmės faktoriam būtų per daug lengva, tada nebūtų tikslo net panelį iš tai. Taip, matyt. Viskas įvyks nepriklausomai nuo to, ką čia šneka. Tai jeigu žiūrėt, švedai sako, kad vienas iš pirmųjų dalykų, kodėl į Skandinaviją visą žaidimus kūrė, nes jie turėjo vieni pirmųjų pasaulyje prieimą prie greito interneto. Irgi šaltas klimatas, žmonės turi išvystytą internetą ir tiesiog jie pirmieji, taip kaip Billas Gatesas buvo vienas pirmųjų, kuris kompiuterį turėjo, ar ne? Tai vienas dalykas tas tai aš visada sakau, kad be atsitiktinių faktorių, tokių kaip protingas ir talentingas žmogus, kuris sukūrė žaidimą, dar yra ir papildomi faktoriai. Kokio dydžio industrija, ar turi palaikymą politiniam lygiai ar finansiškai, jeigu Suomija 30 milijonų investavo
į žaidimų kūrybą, tai faktas, kad tai yra vienas iš papildomų. Lietuvoje visas šitas faktorius, kuris įvykęs, man atrodo, jis be valstybės intervencijos. Rizikos kapitalo fondo struktūros nėra, akceleratoriaus nėra, gimdžiamų, kiek girdėjau, irgi nefinansuoja valstybė. Tai reiškia, kad jeigu mes norim padidinti sėkmės tikimybę, tai reikia ir atsitiktinius faktorius grupuoti, ir tuos, kuriuos jau pasaulyje matome kaip sėkmės elementus. Šiaip čia iš tikrųjų labai geras pastebėjimas, kad Lietuva irgi lyderiauja interneto greityje ir lyderiauja jau daugybę metų. Galbūt ta bendruomenė irgi atsirado dėl to, kad buvo daug lengviau į formą kažką parašyti ir išsiųsti paveikslėlį negu kitose Baltijos šalyse. Tai... Aš atsimenu laikus, kai žmonės kabelius daugiabučiuose tokiuose senuose tampydavos ir žaisdavo. Nu, tai čia kokių 15 metų atgal, ar ne? Tai kai kuriuose šalyse ir šiandien to beveik neįmanoma padaryti, jeigu kalbama apie pasaulinį skeilą. Jeigu turit klausimą, aš noriu pasakyti, kad yra mikrofonas, prie kurio galite tiesiog prieiti. Aš pamatysiu, kad jūs prie jo stovite ir galėsite užduoti klausimus tiesiogiai panelės dalyviams. Jūs šiek tiek užsiminėte apie valstybės investicijas, ko nėra. O paklausiu taip, kas yra ir ko jums trūks ir ko jūs norėtumėt iš Lietuvos valstybės, kad jūsų 3 matymų kažkokiu tai ar ne, kad pagreitintų, pagerintų dar, nežinau, link to mūsų, sakykime, šiandien ir tikslo AAA link. Aš tai 3 dalykus matau. Vienas tai yra akceleratoriaus ir rizikos kapitalo struktūros. Jos abidvi yra tam tikros stadijos akceleravimo instrumentai. Akceleratorius tai yra vieta, kur žmonės su patirtim dalinasi su žmonėm, kurie nori kurti žaidimus. O rizikos kapitalo instrumentas, kuris duoda bent jau pirminį pre-seed grantą, tai nuo 50 iki 200 tūkstančių eurų žmonėm, kurie tiesiog norėtų mest darbą ir pabandyti sukurti žaidimą. Tai kadangi žmonių su patirtim turime, tarkim, 1000 ir 2000 žmonių, kurie jau tikrai žaidimus kūrė, tai aš norėčiau, kad tie žmonės pabandytų sukurti savo. Tai aš šitą vietą visiškai sutinku ir galiu vėl pasidalinti tiesiog savo patirtim iš indie leidybos pusės. Tai 2 iš mūsų dabar nesenai pasirašytų produktų, jie abu buvo surasti ir inkubuoti ir pradėti daryti akceleratoriuje. Tai ta prasme, mes pasirašėme 2 žaidimus, kurie būtent atsirado su valstybės finansavimo pagalba, jų tą pradinę idėją, kurie turėjo. Valstybė padėjo įgyvendinti iki tokio lygio, kad atėjo leidėjas ir sako, mes norim finansuoti likusią dalį ir išleisti tą žaidimą. Tai kadangi Lietuvoje to nėra, žmonės turi tą daryti iš savų investicijų, tu dirbi kelis metus, susitaupai tam tikrą sumą, išeini iš darbo ir dar po darbo aukoji savo laiką, kad įgyvendintum tą idėją. Kitose valstybėse tas, kaip ir minėjai, yra remiama ir iš mano pavyzdžio matome, kad tai duoda realių rezultatų, realių vaisių ir dabar tos studijos turės finansavimą, turės komercinį produktą ir po jo, manau, sėkmingai turės galimybę tęsti savo ateitį kaip žaidimų kūrėjai. Šiaip šnekant net ir apie labiau subrendusias įmonės, kurios, galbūt arba dar neturi to mega hito, arba galbūt jį turėjo prieš 10-15 metų ir jis jau ten nebelabai ką generuoja, bet nepavyksta pasiekti antro. Tai irgi yra įvairiausių programų kitose srityse, kurios remia inovacijas, tarkim, ar ne, bet žaidimai tai yra tokia ne tiek technologinė dažniausiai inovacija, kiek jinai yra kūrybinė. Ir ta kūrybinė inovacija yra neapibrėžta ir netgi, sunkiai surandama kaip įstatymais ar kažkaip ją pagrysti. Tai dėl to, jeigu būtų kažkokios kūrybinių inovacijų ar tokių iššūkių, kurios turi žaidimų industrija, programos ir brandžioms įmonėms, tai aš manau, tas irgi labai padėtų tiesiog sparčiau augti, nes dažniausiai jeigu įmonė atranda tą hitą, tai tos investicijos sugrįž su kaupu. O tarkim, jeigu aš turiu idėją kažkokią, bet realiai tik idėją, ne per daug galbūt ir galimybių įgyvendinti, mes šiek tiek kalbėjom apie benamių tą žaidimą, bet aš taip ir išgirdau apie jį pirmą kartą, kad vos neturėjo idėją žmogus, kuris nedaug dirbo to srityje. Ką reiktų daryti, jeigu tu turi idėją, ar bandyti ieškoti galimybių pas jūs kažkur eiti, ar kur? Ar tai yra įmanoma apskritai Lietuvoje? Aš turiu, žodžiu, gerą labai idėją ir kažkur ją pitchinti tiesiog, grubiaja tokia prasme. Ar tai yra realu, ar čia labiau, galima, bet sorry.
Tai paprastai taip ir yra, jeigu nėra tos akceleravimo stadijos, tai tik tai viskas priklauso nuo tavo paties pinigų ir aš manau tik tai, kad tau būtų lengva rasti žmonių, kurie bandytų tau padėti patarimais, nes jeigu industrija egzistuoja su patirtim, tai aš manau, kad atsirastų žmonių, kurie tau pro boną uždyką sakytų, nu gerai, ateik pakonsultuosiu, tas tikrai įmanoma yra. Jeigu pinigų taip, dabar neįmanoma gauti dėl to, kad nėra instrumentų, išskyrus vieną, čia nežinau, ar yra, aš lyg ir suprantu, kad Lietuvoje žaidimų rizikos kapitalo fondas kūrėsi ar jau yra susikūręs. Tik viena bėda, jie paprastai neduoda pinigų prisido. Nu, fondas jisai skirtas ne tam, kad padalinti pinigus, bet tam, kad uždirbti. Tai jisai tikrai duotų, jeigu išeitų ir iš Nordkarentų žmonės su 7 metų patirtim ir jie sakytų, mes turim idėją. Bet jeigu ateitų žmonės tiesiog iš mokyklos, iš universiteto, tai ne visai jų yra instrumentas. Dėl to valstybė šitoj tarpėje ir turi dalyvauti prisidą, nes jis sako, mes galim investuoti į to žmogaus ugdymą, tiesiog subkultūros. Ir jie išdalins tos 30 milijonų per 10 metų, bet kai jie išmok žaidimą kurti, jie ateis į rizikos kapitalo fondą ir jis jau duos tada tau 3 milijonus eurų, kad tu galėtum savo žaidimą kurti. Ok, tai reikia, vis tiek reikia patirties bet kokia atveju. O, nu, tas taip, nes nėra čia akivaizdu tokias rytis, kur tu gali labai jau iš oro. Aš galvoju vieną dar, kadangi esam tokiam platesniam renginy, kiek skaičiau, man irgi paliko didelį įspūdį, kad kūrybinių industrijų puoselėjimas de facto irgi yra labai svarbus kaip subkultūros vystimasis, ar ne? Tai žaidimo sėkmė, jinai ne tik iš techninių parametrų susideda, kaip paminėjai, labai sunkiai apibrėžiama, bet viena iš didžiausių faktorių, kuris gali iš mažos industrijos arba mažos šalies iššauti viršų, tai yra kūrybinė inovacija. Kūrybinė turminėti idėjos lygyje. O tam, kad tai vystytųsi, tau reikia terpės. Tau reikia terpės, kur žmonės keičiasi idėjom, kurie gali suprasti. Ir man labai trūksta Lietuvoje tokios kūrybinių industrijų vystymosi programos, kur galėtų sumesti žymiausius Lietuvos didžėjus. Žmonės, kurie animacijas kūrė, arba tie, kurie pasaulyje šiuo metu dirba tiesiog kitose, yra žmonės, kurie Hollywoodo studijai galbūt dirba, bet jis nesu žaidimo industrija. Tai tų žmonių surinkimas į vieną kambarį, jis gali sukurti tam tikras sinergijas, kurių dabar mes nesuprantam. Pavyzdžiui, kaip žaidimų industrija ir kaip filmų industrija naudoja kažkokias technologijas, kad sukurtų kažką naujo. Net šiuolaikinė influenceriai arba influencerių ekosistema, kaip Švedijos atveju, turi įtaką žaidimų industrijos eksponentiniam augimui. Nes jeigu tu turi žymiausią pasaulio influencerį, kuris gali analizuoti žaidimus, de facto jisai turi irgi didelę galią. Jis yra publisheris. Ir pakankamai didelio mastelio. Čia šiaip, kalbant apie tas gretimas industrijas ir apjungimą, tai labai smagus yra Blon renginys, kuris vyksta Klaipėdoje, tik tais, kad jis yra kol kas nedidelis ir jis toks labai jaukus, bet tikrai atvažiuoja kartais labai šaunių ir žaidimų kūrėjų ir tai yra animacijos ir žaidimų festivalis. Tai tikrai gera sinergija tarp animacijos industrijos ir žaidimų industrijos. Taip pat mes su žaidimų kūrėjų asociacija organizuojam tokius CG meetupus, tai yra kompiuterinės grafikos meetupai, į kuriuos daugiau kviečiam galbūt lietuvius kūrėjus, bet kai kurie dirba ir užsienyje, prie Star Wars filmų, prie Jurassic Park filmų. Avengerių. Vakar beje, jūsų šitose kėdėse sėdėjo dvi pašnekovės, kurios dirba studijoje, kurie dirba su Avengeriais ir Witcherį kūrė ir taip toliau su CGI. Tai aš tikrai buvau toksai, kiek yra padaroma ir kiek... Tai čia iš tikrųjų šiaip gal gera galimybė yra lietuvių, kurie yra toli prasimušę. Tai va, jo, tai iš tikrųjų tų iniciatyvų randasi, bet jų galėtų būti ir daugiau. Ir vėlgi čia toks įdomus brandžios industrijos niuansas, kad kai jinai buvo maža ir buvo ten keli šimtai žmonių, tai jie daug dažniau susitikdavo vienam kambarį, nes tilpdavo į tą vieną kambarį ir bendraudavo ir dalindavosi idėjom ir iš jų atsirado, tikriausiai 11-13 metais buvo proveržis naujų studijų įsikūrimo. Dabar, kai mes turim 3000 beveik žmonių dirbančių industrijai, tai tie renginiai pasidaro dideli. Tu jau visų žmonių į mažą kambarį nesusodinsi, sodini tada dideliai salėje, nes ten į vieną meetupą ateina nuo 150 iki 300 žmonių. Tai jie jau sunkiai pabendrauja, o tos tokius jaukius susitikimus, brainstormom ir idėjų dalinimus. Ir jeigu mes dar prijungsim animuotojus, didžėjus ir taip toliau. Tai aš čia galvoju, biški reikia pipirų užmesti. Aš manau, kad industrija turi evoliucionuoti. Man tiesą sakant, kadangi aš nesu šios industrijos dalyvis nuo
ten 15 metų, tai aš joje ir matau tam tikrą norą būti boutique, kai jinai jau nebėra boutique. Norint padaryti didelį renginį, tau reikia struktūros, geros vadybos, gebėjimo segmentuoti, išprioritizuoti žmonės, kurie turi daug idėjų, kurie ateina paklausyti. Nes jeigu tiesiog sumeti visus į vieną krūvą, tai jie tarsi neveikia. Jie jaučia, kad neduoda efektų. Tai man ir norisi tikrai, kad būtų ir profesionalus žaidimų industrijai skirtas renginys vieną kartą per metus, bet toks top notch, su geriausiais žmonėm. Daug žmonių, kurie turi patirties, jie net neturi kur išeiti papasakoti apie tai. Sutinku. O Lietuvos darbo rinka šitoj industrijai, kaip jūs ją apibūdintumėt? Ar trūksta kažkokių konkrečių specialistų, ar kaip tik, kalbėjom, kaip ir Suomijai turim panašiai darbuotojų ir taip toliau. Ar daug yra, kaip pasakyti, galimybių susigalvoji žaidimą, arba jeigu reikia kažkokių tai specialistų vienokių ar kitokių, yra lengva jų susirasti Lietuvoje ar nelengva jų susirasti Lietuvoje. Darbo rinka žaidimų industrijai, kaip jūs apibūdintumėt? Iš didelės studijos tai yra daug skylių, kurių matai, kad nėra, bet čia yra normalu. Tai yra industrija ypatingai mažos šalies, jinai praktiškai ir negali uždengti visų. Čia būtų klaida bandyti uždengti visas pasaulio įmanomas industrinės ir technologinės nišas. Tai Lietuvoje su Unreal'u nėra didelė talentų pūlo. Pas mus Unity dominuojantis, man atrodo, Estija Unreal'u, jeigu gerai atsimenu. Tai irgi yra vienas rytis, tada man keista, aš nežinau, ar čia tiesa, bet lyg ir suvokimas yra, kad žmonių, kurie iš art disciplinos trūkumas, kas šiaip keista, nes atrodytų, aš visada galvoju, kad priešingai bus. Tai kadangi Lietuvoje technologinė industrija, jinai turi savo ekosistemą, yra pilna žmonių, kurie tiesiog dirba software as a service kompanijose ir turi visokių įvairių galimybių, tai iš klasikinės game designerio pusės, iš art disciplinos, tai mums atrodo, kad trūksta. Gal mes tiesiog nesugebėjom dar identifikuoti kanalų. Jo, aš galiu prisidėti prie tos pačios minties, kad tikrai trūksta artist pusiai, tai tiesiog yra daug žmonių, kurie kūrė, piešia dar kažką, bet jie nebūtinai tą daro digital erdvėje, ar tai būtų 3D ir 2D. Mes iš savo pusės jaučiam didelį labai žmonių, kurie rašo žaidimams, tai ta prasme, ypač kalbant apie AAA, dažnas jų elementas yra gera istorija, geras storytellingas, pacingas ir taip toliau. Ir jeigu tu nori surasti gerą Lietuvoje žmogų, kuris ne tik mokėtų gerai rašyti, bet suprastų, kaip tą pertikti žaidimų erdvėje, nes tenai ne viskas yra tekstas, bet dauguma yra, kad per personažų veido animacijas kažkas atsiskleidžia, tai ten vis tiek yra kitoks rašymas, negu kad tu rašytum knygai. Tai mes jaučiam didelį tokių žmonių trūkumą, didelį žmonių, kurie jau yra dirbantis labiau specifinį darbą, tai nuo animatorių iki visual effects ir taip toliau, bet čia labai geras buvo pastebėjimas, kad visko padengti ir nėra būtina ir darant žaidimus labai yra, aš manau, kiekviena studija neįsivaizduoja turbūt studijos, kuri to neužsiimtų, yra outsourcingas. Tai tiesiog, ko tu matai, kad pats ar nepadengia, arba yra pigiau samdytis kitur, tai tiesiog susirandi studiją, kuri tą darbą už tave atliktų. Šnekant apie edukaciją Lietuvoje, tai iš tikrųjų galbūt techninių žmonių trūkumas mažesnis, nes mes turim techninių specialybių nemažai, kurios nebūtinai žaidimus dėsto, bet ten Vilniaus universitete, KTU ir panašiai. Tiesiog užaugina gerus programuotojus, kurie nesudėtingai persikvalifikuoja. Su arto specialybė mes turim Dailės akademiją, kuri suteikia labai gerus fundamentus, bet galbūt šiek tiek trūksta skaitmeninio meno pagrindų ir tokio, trimačio modeliavimo, net ir skaitmeninio piešimo tiesiog. Tai tas persikvalifikavimas pasidaro šiek tiek sudėtingesnis į žaidimų industriją, bet tų žmonių atsiranda. O ko visai praktiškai neturim, tai yra žaidimų projektuotojų arba žaidimų dizainerių vadinamųjų. Tai tokių specialybių praktiškai yra pora kolegijų, kurios bando kažkaip užauginti, bet tada ir dėstytojų trūksta. O kas tai yra, jeigu taip trumpai, žaidimo projektuotojas? Tai žaidimo projektuotojas yra žmogus, kuris sugalvoja, kaip veiks žaidimas, ką žaidėjas jame veiks, kokios bus taisyklės, kokie yra personažai, kuriuos žaidėjas sutinka, kaip pasaulis reaguoja į žaidėją ir taip toliau, taip toliau. Tai iš tikrųjų labai platu, ką žaidimų projektuotojas arba taip vadinamas žaidimų dizaineris gali daryti. Net ir rašytojai gali būti priskiriami prie žaidimų dizainerių, nes jie vis tiek kūrė tą pasaulį. Jie galbūt daugiau iš naratyvinės pusės, bet jie kūrė tą pasaulį.
Tai žaidimų projektuotojas tas, kuris sugalvoja ir tada perduoda savo tą pagrindą programuotojam, artistam ir panašiai, kurie įgyvendina to pasaulio išvaizdą ir veikimą. Kokių reikia žmonių, nes aš anksčiau reikia tik programuotojų, maždaug turiu idėją ir programuotojų. Ko reikia sukurti žaidimui? Kokių žmonių, kokių specialybių, sakėt, artoriai, kokių žmonių reikia, norint sukurti žaidimą? Daug visokių. Pabandykim, kad orientuosim. Sakau, aš iki dar prieš 7 minutės galvojau, kad programuotojų daug reikia, o realybėje yra akivaizdu, kad reikia žymiai daugiau. Jo, tai programuotojų reikia nemažai, jeigu grubiai, tai apie 35 tikriausiai procentus žaidimo, gal 40% žaidimo sukuria programuotojai, kitus 35-40 sukuria menininkai, tai yra animuotojai, dailininkai, 3D modeliuotojai ir taip toliau. Toliau yra apie 5-10% tai projektuotojai, kurie projektuoja ir sugalvoja, kaip tas žaidimas veikia, jį rašo ir taip toliau. Toliau yra garsas, vėlgi kokie 5-10% ir, toliau tai yra vadyba, marketingas, community management ir daugybė kitų sričių. Ir dar gal ką nors pražiopsau. Publishingas jo, bet publishingas jau iš tikrųjų tai gali atlikti kita komanda, yra leidėjai kaip ir knygų, tarkim, arba filmų distribucija ir leidyba, tai jau galima tą perkelti į kitą komandą, tiesiog pasirašyti sutartį su leidėju. Bet aišku, jeigu tu nori pats tą daryti, tai čia dar tikriausiai ant to paties, ką aš išvardėjau, dar plus 30-40%. Tiesiog gal skirtis ir tokia yra, kad žaidimas jisai pats publishingą daro. Labai retai kada tu, nes publishingas, jeigu tu outsourcini, tai realiai bandai atiduoti vieną kertinių savo biznio stiprybių. Nes jeigu atiduodi pritraukimą žaidėjų į savo žaidimą kažkam kitam, tai tu visada nuo jų esi priklausomas ir visada daliniesi savo pelno maržas. Ar auditorija turi dar kokių klausimų? Mikrofonas yra, kad įrašą girdėtųsi. Sveiki, aš turiu klausimą. Kokius jūs įgūdžius rekomenduotumėt ugdyti žmogui, kuris nori būti game designeriu, game projektuotoju? Tai kokie įgūdžiai? Tai žaidimų projektavimas pats iš savęs yra įgūdis ir tiesiog reikėtų tas rytim domėtis, žiūrėt kažkokius kursus galbūt. Nelabai mėgstu rekomenduoti važiuoti iš Lietuvos, bet galbūt pasižiūrėti specialybių užsienyje, kurios grinai tą specialybę mokina, arba šiais laikais tiesiog yra online įvairiausių kursų, grinai game dizaino. Tai, tikriausiai labai specializuotai reikėtų į tai žiūrėti. Vėlgi, jeigu tai yra daugiau naratyvo, noras kurti naratyvą, tai domėtis rašymu paprasčiausiai, bet interaktyvių rašymų ir tada interactive design, interaction ir interactive design. Tai, tiesiog domėtis, ieškoti informacijos apie žaidimų dizainą tiesiogiai grinai ir ten jau tada papasakos, ką reikia mokytis, nes tai yra ir žaidimo balansavimas, ir pasaulio kūrimas, ir veikėjų aprangos kūrimas gali būti. Labai daug iš tikrųjų dalykų yra, kurie po tai pasidengia. Vėliau, žinant, kas tai yra ir ką galima ten daryti, galima šiek tiek fokusuotis ir pasirinkti kažkurias iš tų subsferų. Čia aš sutinku, nes labai yra miksas skirtingų dalykų, bet aš galvoju, kur bazė yra. Tai aš galvoju, gal kūrybinis rašymas yra, nes jeigu skipintumėm visą dizaino dalį, tai kažkam turi gimti idėja ir jis tą idėją turi kažkokiu būdu vizualizuoti savo, ar ne? Tai jeigu realiai kiekvienas rimtas žaidimas, jis turi kažkokią istoriją behind the scenes, tik tai žaidimas turi specifiką, kad jisai ne visai yra knygos pavidalo, tai atsiranda papildomi lėjeriai, bet jeigu tu neturi kūrybinio pagrindo, tai aš tai kažkaip sunkiai matau galimybę vien per dizainą ir techninius sprendimus sukurti kažką, kas žmonėm. Va čia iš tikrųjų labai nuo žaidimo priklauso, nes, pavyzdžiui, mobile industrijoje tai labai, ten yra ekonomikos dizainas labai svarbus, kas irgi yra game dizaino subsritis. Tai ir ten gali žaidimas jokio pasakojimo neturėti, bet ten tiesiog svarbu yra balansas, kiek tu pinigėlių gauni, kiek tu jų išleidi, kada tu nori investuoti tikrus pinigus į tą žaidimą. Tai iš tiesų priklauso šiek tiek ir jo nuo
nuo platformos, ar tai yra mobile, konsolės, PC ir tada koks žanras yra ir taip toliau. Taip, kūrybinis rašymas iš tiesų ir tas net ir žodis adventure labai daug kur ir dabar action adventure, ten strategy, daug kur gali pridėti, kad tai yra adventure. Adventure viskas. Kažkoks yra pasakojimas, bet tikrai ne visi. Yra žaidimų, kur sakau, pavyzdžiui, ekonomika yra turbūt pagrindinis įgūdis, kurio gali reikėti, bet gali daug kitų būti, kurių, praverčia arba būtini tam žaidimui sukurti. Ar turite dar kas nors kokių klausimų? Tai aš tada labai norėčiau, kad mes visi paplotume mūsų panelės dalyviams ir labai padėkoti. Ačiū labai, ačiū, kad klausėt ir gerų kitų diskusijų.